Hello, chebryte. Taigi, grįžtam į darbus. Po poros savaičių aš kaip ir turėjau lengvas atostogas, turėjau pastebėti, ką sekat mane. Ačiū labai už tai. Penktadienį pasidalinau 2 treidais. Pirmasis auksas sudegė, antrasis GBP USD. GBP USD pirmą tik profitą paėmė, antras truputuką kapitalo apsaugojom ir bendrai turėjome penktadienį mes pliusą. Taigi dabar judame prie treidų, apžvelgsime, kodėl aš ėjau, ką aš mačiau, kodėl maniau, kad kaina eis ten, kodėl ne ten, mano argumentai visą kitą, tad manau informacija, kurią suteiksiu per šį trumpą laiką, bus tikrai naudinga ir tikrai rekomenduoju pasižiūrėti, tad judame. Pirmas treidas, ką mes turėjome, tai buvo auksas USD. Kaip matote, aš Discord'e pasidalinau. Premiumai, short auksas USD, entries, SL'as, tik profitas ir kiek dedame. Kaip mato šitoje vietoje, grafikas atrodo šiuo metu lygiai taip pat. Kaip ir šiuo metu. Kaina jau buvo padavusi į apačią, tačiau toje vietoje vyko lengva konsolidacija, tad premium nariai tikrai turėjo laiko įeiti šitą treidą. Dabar pasižiūrėkite, kas man visai šitoje vietoje patiko. Patiko tai, jog kaina, ką padarė šitoje vietoje, pasiėmė Tokio high. Buvo lengva konsolidacija, padavė į viršų ir vat aš ką mačiau iš karto, jog viršuje mes matome, štai šioje vietoje, praeitos dienos Amerikos high. Kas buvo ganėtinai tvirtas argumentas, jo kaina šitoje vietoje pasigaus daugiau naujų sellerių, ypatingai įsivažiavusi darbus mūsų Londono biržai ir gausime pušą į apačią iš sellerių. Todėl pasižiūrime, kas vyko. Kaina, kaip matote, padavė į viršų šitoje vietoje. Per 5 minutės padavė į viršų, o šitoje vietoje kendalas pasibaigė ir padavė į apačią. Tai vat ties čia aš ką pastebėjau iš karto, žiūrėkit, pasiėmė liquidity, kaina sukilo ir kaina iš karto nusileido. Reiškias, nurodant, jog toje vietoje yra sellerių ir galimas variantas, jog mes turėsime gerą treidą, kuris mums pasieks 1:3 risk rewardas. Nenorėjau labai plėstis, mano tikslas buvo nueiti iki Azijos low šios dienos, tai buvo šita vat kaina. Nepilnai iki jos, o čia palikau kiek bucks. Kad jeigu apsisuktų antras čia va, lowis. Kai tik tai įėjome, kaip matote, kaina pradėjo ką daryti, pradėjo lengvai konsoliduoti. Dėl duoda vykus į apačią, duoda vykus į viršų. Ir iš karto prie to pačio aš savo grupės nariams daviau, kad įeiname sukils iki 331, įeiname su tokiu pačiu lotažu, jeigu pasieks mumis selą, turėsime blogiausią scenarijų, kas būtų minus 1,5%, jeigu viskas pagal planą, plus 2% prie treido, kas yra žvėriškai daug. Kaina sukilo, kaip matote, ir ką padarė, pradėjo rejectinti. Vėl toje pačioje kainoje parodanti, jog toje vietoje tikrai yra sellerių. Ir šioje vietoje, ko aš laukiu, jo kaina pramuštų būtent šitą veiką, šitą apačią. Tik atsidarius Londono sesijai jų laujų sukurti. Kodėl man tai aktualu? Nes tai padarė, šitoje vietoje mes turėtume čioką. Mes iš karto turėtume čioką, kuris nurodytų, jo kaina tikrai reversina ir mes turėsime gerą treidą ir kaina taip po truputuką pasiektų mūsų tik profitą. Tačiau pažiūrėkit, kas vyko. Pradžioje tikrai gražiai kaina pradėjo leistis žemiau mūsų vyko. Kaina leidosi, vėl grįžo, vėl backupas. Ir tada kas vyko, įvyko nesąmonė. Kaina bryčino, šitoje vietoje galbūt galima matyti demand zoną, nuo šitos vietos buvo galima ieškoti buy pozicijų įėjimo, kaip matote, vieną kartą atšoko, antrą kartą atšoko. Tačiau mano tikslas buvo, jo grafikas nusiimtų mūsų Azijos low ir tada jau judėtų ten, kur reikia, kaip prisijungs Amerika. Tačiau Londonas to mums nedavė ir padavė treidą į viršų. Ir su šituo treidu tiek aš, tiek premium grupės nariai neteko 1,5%. Nors buvo iš tikrųjų keli gudri, kurie su antru treidu nusiėmė 1% ar 1,5%, dalinosi iš tikrųjų grupė, jog pasiėmiau pliusą, aš bėgu, jeigu kas, blogiausiu atveju būsiu amerikiniam. Tad svarbu ne tik kopijuoti
Todėl ir sakau, mokinkitės tą teoriją, žiūrėkite ir truputuką jungkite ir savo idėją ir savo, tikrai pasidarysite papildomiau. Antras treidas GBP USD vėlgi lygiai, nelygiai, panašiai. Turime kągi, mes turime mūsų Azijos low šitoje vietoje šios dienos, turime high šioje vietoje. Kaip matote, linija mano nuo seniau nubrėžta irgi labai gražiai atrodė šioje vietoje. Tai viskas kaip ir pagal planą. Ko aš laukiu, tai vat, kaip matote, pačioje yra Amerikos eventas. Jisai buvo čia šitoj vietoje, reiškia 1:02, pagal Lietuvą 1:04. Buvo eventas, tad aš į treidą įeiti negaliu. Aš tik tai ką turiu, tai aš turiu Azijos mūsų low ir turiu supply zoną likusi iš anksčiau. Čia bus supply'us iš 15 minučių grafikų. Ko aš laukiu, tai yra, kaip grafikas reaguos į naujienas. Buvo šiokių tokių žinių, kaip turėtų reaguoti, tačiau reikia sulaukti, nes treidinti per eventus yra gamblinimas. Visą laiką taip sakiau, visą laiką taip ir sakysiu. Fundamentalai. Būna, kas uždirba, bet nerekomenduoju. Dabar žiūrėkit, kaina ką padarė. Laukiam, kaina vėl padarė šitoj vietoje. Kaip ir čioka būtų galima sakyti. Čia žiūrime, kas toliau. Kaina leidžiasi, kaip matote, ir pradėjo reversinti. Vėl. Šokinėja ir eventukas šioje vietoje įvyko. Dabar žiūrėkite, eventas, kaip gudriai padarė. Tiek šitoje vietoje, tikrai kai kaina pasidavė į viršų, pasidavė į apačią, buvo tikrai, kurie pagal fundamentalus dėjo šitoj vietoj siauras SL-as ir tikėjosi per eventą išlošti. Pagemblint neapsimoka. Šitoje vietoje išmušė daug buyerių, o šitas vavykas mūsų. Šitoje vietoje lygiai taip pat išmušė daug sellerių, nes buvo kas nuo šitos vietos pasiėmė treidą. Lygiai taip pat aš irgi dalinausi su grupė, jeigu čia daeis iki šitos vietos iki evento, tada mes įeidinėsime, nes turėtų būti truputuką pušinimo į apačią, labai siauras ir SL-as ten buvo ir tik profitas, tačiau tiek to neinam. Tada laukiu, ką eventas nuspręs daryti, kur judės. Kaip matė, supply rejectinu, kaina pradėjo leistis į apačią, labai stipriai vėlgi grįžo, kurgi turėjo būti ir pradėjo kilti viršų. Ir dabar pasižiūrėkite, po evento reiškia va. Pirmus 53 paėmas, reiškia 3 valandos 53 minutės. Kągi mes turime? Mes turime, jo kaina grįžo į apačią, pradėjo kilti viršų, vykas viršuje ir mes įeisime ties šitą vietą, reiškia 12655. 12655, nusistatome limitą, mes įeidinėjame. Jeigu mūsų strategija nepaeina, SL-as uždėtas virš evento vyko. Šitoje vietoje buvo galima galbūt didesnį dėti iki pat supply'us viršaus, tačiau nemačiau to reikalo, nes jeigu breikins čia, breikins ir tenais ir man tiesiog išdidinamas SL-as, reikia didesnį tik profitą imti, o kaip matote, mano tikslas yra 1:3 risk rewardas ir 1:5. Čia, kaip sakoma, prie 3 nusiemu pusę volumo, taikiausi į evento low, šitoje vietoje, kaip tik man gavosi 1:3 pasaka. Šitoje vietoje aš laukiu, jog man breikintų Tokio low. Ir kas man labai patiko, kaina, dabar pažiūrėkit, užeinu ant kainos. Kainos high'us yra 1,2,6,5,5,5, ne tiek 5. 2,5 tai ir tada gale dvejetas. Enteris yra 1,2,6,5,5,0. Spreadas pas mane brokerį 8cap aš naudoju, labai geri spreadai iš tikrųjų, tenai spreadas buvo 0,1. Tad jeigu ieškot gero brokerio, viskas disklipšina, arba pas mane blogeras. Ir dabar pažiūrėkit kainą, kaip gražiai pasiekė mūsų pirmą tik profitą. Buvo va. Kas buvo, kaip matote? Kaina ką padarė iš karto jo rejectą, nusiėmė evento low, turbūt ką buvo pavikavimui keliose vietose ir vėl į apačią nusiėmėme evento low. Ir mano sekantis žingsnis, kaip ir pasidalinau grupėje, buvo SL ties 1,2647 persikeliame, taip turėsime 0,5% profitą. Kaip matote, grįžo kaina į mūsų profitą ir su šiuo treidu vėlgi turime 2% plius. Nes penktadienis aš per savaitgalį rizikuot palikti, dar ypatingai, kai SL-as 8 pipai jis nėra ypatingai platus, tačiau darbą atliko ir pagalvojau, jog va šito vietoj, kur mes turime mūsų mėlyną liniją, kur mes turime Azijos high iš anksčiau, ties čia maždaug va ir gaunasi 1,2647
ties čia mes pasimsime antrojo mūsų treido SL. Tai vat, kaina pradėjo jau link vakaro, dar padavė į apačią. Ką padarė, pažiūrėkit, ką padarė, nusiėmė Azijos low'ų ir pradėjo kainą rejectinti. Čia trūko kiek? 5 pipų iki antro take profitą. Nu, bet čia Forexas, saugom kapitalą, tą, ką turime ir jeigu turime, įmam kiek galime. Ir dabar kaina ką padarė, žiūrėkite, pasikonsolidavo šioje vietoje, dar kažkiek patampė nervus, galbūt grįšim, galbūt negrįšim ir šitoje vietoje subikavo ir mums išėjo iš treidų. Ir kaip sakiau, su šituo treidu 2%. Tai hebryte, ačiū, kad žiūrėjote. Tokius recapus padaryti, ar iš tikrųjų jie bus pelningi ar nepelningi, gerai yra. Kuo daugiau žiūrėsit, kuo daugiau marketą matysit, tuo bus jums paprasčiau rasti savo idėjų. Aš tik tai treidinu, su GBP USD, pas mane auksas, oilas. Jūs galit kitų porų rasti, irgi ieškokit to, kas kartojasi ir tikrai surasite gerų įėjimo taškų, surasite tikrai gerų sandorių, kaip galima nuo to pinigų uždirbti. Taipogi, mokomės, jungiamės į Discordą, jungiamės į premiumą ir visi judame link bendro tikslo – uždirbti $. Bye bye.